Esu Mantas Matukaitis, UAB Unika LT marketingo vadovas. Mūsų įmonė rinkoje yra pakankamai šviežia, nes atidarėme fabriką 2019 metais. Na ir be to, kad esam Unika vandens gamintojai, dar turim 4 natūralaus mineralinio vandens gręžinius, iš kurių vienas būtent yra Unika vanduo, garsėjantis ten natūraliai ištirpusių jodų. Na, o kalbant apie įmonės skaitmenizaciją, tai kai pirmą kartą buvo atliktas įmonės skaitmenizacijos testas, tai mūsų rezultatas buvo 69%. Kad suprasti, ar tai yra gerai ar blogai, tai Lietuvos įmonių vidurkis yra 36%. Na, bet įvykdžius skaitmenizacijos projektą mūsų procentas padidėjo iki 73%. Tai žinoma, tai yra pakankamai jau geras rezultatas, nors tobulėti dar tikrai yra kur. Viena turbūt iš tų tobulėjimo sričių yra dirbtinio intelekto gilesnis panaudojimas, na, o kita, kuri vyksta ir įmonėje nuolatos, tačiau galbūt rezultatai dar ne iki galo tenkina, na, tai atsparumas turbūt skaitmeninėms atakoms, tai būtent šitose vietose pasitempus, manau, kad įmonė tikrai turės dar geresnį rezultatą. Na ir tikrai linkiu įmonėms į skaitmenizacijos procesus nežiūrėti pro pirštus, nes tai be abejo ir kaštų mažinimo aspektą liečia, ir efektyvumo, ir šiais laikais, na, manau, kad būtent išnaudojimas modernių technologijų ir skaitmeninių technologijų veda į geresnį rezultatą. Yra tarp kitko padaryti tyrimai, kurie rodo, kad būtent mūsų regiono šalims, tos, kurios šalis diegia plačiau tos skaitmeninius sprendinius, tai tos šalis dažniausiai būtent padidėja jų eksporto rinkos. Tai manyčiau, Lietuvai tokiai atvirai ekonomikai, kurioje paslaugų ir prekių eksporto vertė siekia 80% visos šalies BVP, tai yra ypatingai reikšmingas mūsų ekonomikos augimo variklis, todėl tai įrodo, kad ta skaitmenizacija be abejonės yra mums realiai nešanti pridėtinę vertę tiek įmonės lygmenių, tiek visos ekonomikos lygmenių.